Seniukų nėra. Nu jo, tai sakau, pricėlai tą pusę taikai. Iš oro nuleiskit. Ventiliuką, atsisės ventiliuką. Tai Ryte vakar pasikeičiau naują kamerą. Tai aš žinau, kiek tai kainuoja, žinai, Giedriukai. Naują kamerą pasikeičiau skrydžiu. Ateinu ryte dušą. Lyg tai čia. Užsirežiu, nėra kokių kromelių, kad nusipirkti padangą. O tai kur, reik padangą pačiai? Ai. Jo, padangą. Tai kiek iš laiko stovi? Šičia 7 paras, o toliau o iki finišo apie porą mėnesių. Jo, pas. Oho. Porą mėnesių stovi. Taip. Tik po to iškeliauja jau gerduoda. Kiekvienai kitoks? Nu, žiūrint kiek kokių rūšių, pavyzdžiui, būna, kad 7, 6. Žodžiu, praktiškai pavasario gamybos alaus tik rudenį paragaujame, ne? Maždaug. Mes pavasarį pagaminam, tai vasarai gaminam. Jau pradedam pavasarį gaminti. Tai gali užtraukti, gal čia lauks. O šičia va čia va yra galutinis brandinimas, tai čia va jau išbręstas. Iš tikrųjų, pagrindėm lėkštę prisisodina per rūkimą. Tai rūksta alus, o tada būna pagrindinė visai lėkštė. Gaminasi. Po to brandinime jau jinai į patį alų įdėjo. Jau į patį alų, taip.
kelionė obligacijos būdu yra paverčiami į privalintės pilietės regionus ir yra Dabar rodys, kaip yra būta. Pagaliau po 10 metų sulaukėm Kaunėlis atidarymo, kur galėjom išgerti ramiai kavos. Ate iki kitų žygių. Ate visą lėkiu į keltą. Ačiū.